Sveikučiai, su jumis yra Svajonių taro. Aš vardu Eglė, darysiu taroskopą ožiaragio ženklo atstovai, kasgi laukia jūsų kovo mėnesį. Sausis vasaris buvo pakankamai sudėtingas, daug iššūkių, daug transformacinių periodų, daug pokyčių, kai kas įsiskyrė, kai kas susipyko, kai kas kažką bandė keisti savo gyvenime, transformacinis periodas tikrai įvyko. Kovo mėnesis bus pakankamai ramesnis, taigi pasižiūrėkime, kaip jūs tą kovo mėnesį išgyvensite, ką išmoksite, ką patirsite. Dirbsiu su raganų taro kortų kaladė, ištrauksiu iš šios 3 kortas, taip pat dirbsiu su tam tikromis dvasinėmis kortomis ir ištrauksiu ant pačio galo pinigų orakulo kortą, kuri ne visą laiką rodo pinigus, bet rodo tam tikrus kitokius esminius gyvenimo iššūkius. Nu, visko po truputį, kaip sakoma. Ne? Taip, tai pasižiūrėsime, kaipgi jūs ožiaragiai išgyvensite kovą. Ožiaragiai jūs ir taip dažnai viską keičiate gyvenime, ir draugus, ir namus, ir viską, nes jūs atėjote iš tą gyvenimą išmokti tam tikrų atsakomybių, kad reikia sunkiai dirbti, stengtis turite, kad uždirbtumėt pinigų daugiau negu kiti zodiakai, negi pasakysiu, nes jūsų gyvenimo kelyje jūs atėjot labai skaliniam tokiam pamokom, kad turite išmokti pokyčius išgyventi. Tie pokyčiai galbūt ne visą laiką jums malonus, bet jūs privalote tai patirti, išmokti, suvokti ir nuo to nepabėgate. Ir tie iššūkiai būna kartais ir labai tokie skaudus. Ir namus tenka keisti, gyvenamą vietą, žmonės toksiškus. Ir norint užsidirbti, sunkiai dirbti, gali būti, kad meiliai nesiseka pastovios skyrybos. Nu, va tokie transformaciniai periodai ir jūs visą laiką taip išgyvenate. Norint, kad gyvenimas jums sektųsi, jūs turite labai daug dirbti ir stengtis. Ir kada jūs labai daug dirbate, atsigauna tiek finansinės gerbuvis, tiek meilė šakra atsidaro. Būtent su darbu, kada daug dirbate. Kartais netgi kaip buliai turite dirbti, dirbti kaip sakoma, dirbti be poilsio, kad kažką gautumėt. Va tada jūsų sėkmingas periodas. Kitu atžvilgiu jūs, jeigu nedirbate, netingite, tada prasideda problemų lavina. Taigi, koksgi kovo mėnuo? Pirmutinė lazdų tūzas, antra devintukas kardų ir mirties korta. O, žiūrėkit, ir 4 korta yra susijungusi su mirties korta. O tai yra žynys arba kunigo korta arba mokytojo korta, pavadinkim taip, senuolis, mokytojas, žynys, išminčius. Taigi, ką galiu pasakyti apie visas šitas 4 kortas, dažniausiai visiems pasakiau po 3, o jie mat 4. Visų pirma, būsite labai aktyvus, energingi. Darbas neš vaisius, bus papildoma irgi darbo, kuris duos papildomų uždarbio, būsite aistringi, norėsis judėti, sportuoti, turėsite be galo daug darbo, kuris labai neš gerą finansinį gerbuvį, gerą sveikatą, judesiuką, meilė irgi turėtų puikiai sektis, arba tai rodo tiesiog aistringus susitikimus, aistringą pasimatymą, bet dažnai rodo gerą gerbuvį finansišką, keliausite, judėsite, nestovėsite vietose, kuo daugiau dirbsite, tuo daugiau gausite, kaip ir sakiau pačioj pradžioj, taip iš tikrųjų ir bus. Matosi psichologinės problemos, gali būti nemiga, gali būti kažkoks stresiukas, gali būti kažkokie prisigalvojimai, stresas, galbūt fobijos atsiras, galbūt psichologiškai palūšite taip, kad kažkokiu būdu gali ir stipriau kažkaip tai paimti. Bet čia kažkokia galbūt įtampa stresinė dėl šeimos, dėl darbo, bet esmė yra tame, kad jūs finansiškai būsite stiprus ir čia viskas. O kodėl jūs nemiga kantina, kodėl psichologiškai? Kažkodėl psichologiškai palūžę, galbūt jau psichologiškai nepatempėte tam tikro krūvio fizinio, ir tai sukelia jums nemiegą arba sukelia įtampą, galbūt kai kuriuose dalykuose daugiau prisigalvosite to, ko tikrai galbūt net nėra ir tiesiog pergyvensite dėl to,
ir stresuosite, nu aišku, kiekvienam yra skirtingai. Kitiems tas psichologinis smūgis gali rodyti tam tikrus pokyčius. Kadangi psichologiškai matau, kad psichologinis bus prie mirties kortos ir eina, tai mirties korta rodo transformacinius dalykus, tai reiškia tvarkysite santykius, galbūt jeigu ten santykiai ilgalaikiai, tai greičiausiai bandysite spręsti dar neužbaigtas problemas, santykiai, darbas, pinigai, vaikai ir taip toliau. Kitų atžvilgių, jeigu santykiuose atsiranda labai daug konfliktų barnių, gali būti ir išsiskirimas, gali būti tam tikri pokyčiai, taip pat tai gali simbolizuoti išėjimą iš darbo, arba irgi spręsite problemas darbe, taip pat rekomenduojama įsivalyti namus, rekomenduojama galbūt remontą darysite, keisit gyvenamą vietą. Apskritai transformacinis periodas, kada kažkokie pokyčiai vyksta. Kažkas miršta, kažkas gimsta, ne? Ir reiškia, kas buvo toksiška, kas jau buvo, tiesiog užsilikę kaip atliekos, tam tikros problemos, kurios nustumdavot į šoną. Tai vos jas spręsite, nagrinėsite. Ir jas įsprendę, pajudėsite į priekį, ne? Kažką pakeisite. Tai atneš pozityvus periodas. Bet dar šitą noriu pasakyti, mirties korta rodo sveikatą, ne? Sveikatoje tai rodo dažniausiai organų atsisakymą ir kada reikalingos tam tikros operacijos, kaip pavyzdžiui širdies keitimas, inkstų keitimas, plaučių, galbūt sąnarių keitimas, gali būti tokios drastiškos operacijos, bet jos yra būtinos, kad jūs gerai jaustumėtės, kad jūsų sveikata pagerėtų. Mirties korta parodo, kad nėra gerai su sveikata ir gali būti reikalinga kažkokia operacija. Aišku, čia kiekvienam skirtingai. Arba jūs aiškinsite santykius, kažką keisite, arba tai gali rodyti sveikatos problemas ir tai labiau psichologiškai paima, nes irgi psichologinė. O žynys ir daktaras, tai čia ir daktaras, ir mokytojas, ir kunigas, kad reikia tikėti. Jeigu tai mokytojas, tai reikia, kad arba daktaras, kad jo klausytumėte, nes jisai daug ką žino, daug ką išmano, klausyti tai, ką sako kiti žmonės, klausyti vyresnių, klausyti iš profesiją nusimanančių žmonių, nes būtent šitoj situacijai, pasakysiu, ožiaragiai turėsit pasikliauti kitais žmonėmis, kurie gali jums patarti, pasakyti, kaip toliau elgtis. Gali būti, kad truputėlį atsidursit tam tikroje situacijoje, kur nenorėtumėte būti, tarp sveikatą problemos, galbūt pokyčiai kažkokie kardinalūs, kuriuos reikės konkrečiai greitai priimti. Tai vat kovo mėnuo irgi toksai jau pas jūs, kaip ir pradžioje kalbėjau, taip ir iš tikrųjų yra. Bet jums reikia paklausyti kito žmogus patarimų. Priimti tradicinius būdus, laikytis tam tikrų rėmų. Kaip pas jūs dvasiškai bus? Žemės sergėtojai, esate ne vieni, senovės protėviai šalia jūsų. Reiškia, jūs labai saugo mirusieji, saugo tai, kas protėviai jūsų ir iš tikrųjų jūs esate stebimi iš aukščiau ir gaunate labai stiprų palaikymą iš aukštesniųjų jėgų. Toliau, kas ožiaragiams kovo mėnesiui? Kantrybė. Jums reikalinga tam tikra ramybė, pusiausvyros atgavimas, taip pat tai gali rodyti nėštumą, susilaukimą vaikų, arba tai, kad jums reikalinga ramybė, pusiausvyra ir poilsis. Taip pat savim pasirūpinti. Ir iš pinigų, laikas bėga labai greitai, iš pinigų kortos, kad jūs darote tam tikrus neteisingus sprendimus, nesprendžiat, jūsų elgesys kažkoks gali nebūti netinkamas ir galite padaryti blogus sprendimus. Reikia pagalvoti prieš kažką darant, prieš kažką nusprendžiant. Keisti darbą planuojate, galbūt tai nėra geras sprendimas. Galbūt prieš kažkam sakydamas labai gerai apgalvokite, apmastykite, nes čia reikalauja, sako, nedarykit skubotų sprendimų, nes galbūt jūs matote kitaip situaciją, negu turėtumėte matyti. Galbūt jinai nėra tokia bloga, kaip jūs įsivaizduojate. Nes čia padarote neteisingus sprendimus ir klystate. Tai neklyskite, būkite atsakingi ir čia labiau pasakysiu, kad irgi stebėkite savo elgesį, savo požiūrį į gyvenimą ir kaip jūs patys elgiatės ir kaip jūs norite save parodyti aplinkiniams ir kaip kiti jūs gali matyti.
Nesistengkite būti pasipūtę ir pasikėlę. Nusileiskite truputėlį ant žemės ir pažiūrėkite iš kito kampo.